Sveiki visi, esu Ernesta Panienė, esu iš Šiaulių, turiu šeimą, parodysiu būtinai, tai mano vyras Tats, dukra Augusta, aišku, mūsų šeimos numylėtinis Pukis. Atsakant į šios dienos temą, esu baigus istorijos bakalaurą, bet jau universitete atlikdama praktiką supratau, kad tikrai nenoriu dirbti pagal specialybę, tai daug metų ieškojau savęs, dirbau įvairiose įmonėse, įvairiose pozicijose. Prieš 8 metus atvykusi gyventi į Vilnių, įsidarbinau vienoje įmonėje, kurie parduoda audinius. Ir tai buvo mano, kaip sakau, meilė iš pirmo žvilgsnio. Nes supratau, kad tai yra mano produktas, su kuriuo noriu dirbti, su juo galima kurti įvairius gražius dalykus. Taigi prieš 5 metus vyro pastūmėta pradėjau savo verslą kaip užuolaidų dizainerė ir padedu, kaip minėjau, ir anksčiau kurti gražesnius, jaukesnius namus, juose pakabindama individualiai kurtas užuolaidas. O šiandien plačiau apie save noriu parodyti video, kurią dalyvavau vienoje televizijos laidoj ir ten padėjau vienai mokyklai papuošti jų erdves, tai ten pamatysite iš arčiau, kaip aš dirbu, kokia ta mano virtuvė. Ir mano taip pat bus parodyti įgyvendinti projektai ir vėliau pasidalinsiu ir rezultatų. Taip, kad čia pasižiūrėkite. Kol Tomas matuosis virėjo profesiją, dalį namų uždengimo klausimais pakonsultuos užuolaidų dizainerė Ernesta. Smagu matyti Ernestą, jūs mūsų būsima mokomąją toje klasėje. Nenorim kabinti kažkokio močiutės užuolaidus Tam esu aš, kad galėčiau patarti ir padėti, tai tokiose patalpose galima rinktis kelis variantus. Tai gali būti užuolaidos, bet čia matau tik tai tamsinančias užuolaidas, kurios jūs užsitraukite ir galite vakare turėti renginius. Jeigu norime ne audinių, o norime praktiškiau, tai galime siūlyti medinės žaliuzes, kurių pagalba jūs galite, aišku, valdyti šviesos srautą ir dienos metu, arba jas galima visiškai taip pat užtraukti ir turėti tamsą viduje, bet gražiau, jaukiau ir moderniau, gal vis dėlto siūlyčiau audinius rinktis. Yra tokie audiniai, kurie yra nedegus, tai yra tinkantis tokioms garantuojamo patalpoms, dėl saugumo visų reikalavimų. Tai vėliau dabar tos užuolaidas, kaip turėtų jau čia kabintis, čia dabar tos lubos pas mus padarytos, tai pasikabintų, ar jį? Jo, tai yra, kadangi taip paruoštas jų profilis ir pakabinamom lubom, mes taip pat čia galime drąsiai montuoti lubinius bengelius ir juos kabinti užuolaidas. Jeigu norime moderniau, šiuolaikiškiau, galime pasiūlyti taip pat ir elektra valdomus karnizus. Čia mokytojas sėdė, paspaudžia knapkytėje. Tai tiesiog jūs galvojate, kad sėdžiu ir teigiu užtraukti užuolaidas, paspaudžiate mygtuką ir užuolaidas užsitraukia. Yra visokių sprendimo variantų, galima pasiūlyti brangesnį ir pigesnį. Tarpinis variantas yra virveliniai mechanizmai. Tai reiškia, kad irgi tai yra toks pusiau automatinis karnizas, bet jūs jau ne su mygtuku spaudžiate, o tiesiog su virvele traukite ir tos užuolaidos užsitraukia ir atsitraukia. Tai va tokie yra 3 sprendimo būdai, tai paprastas bėgelis, ir viduris virvelinis karnizas ir 3 su elektrovaldomis. Deja, automatiniams karnizams čia prie langų nėra atvesta elektra, tačiau ekspertai sako nieko tokio. Yra varikliai su pakraunamais akumuliatoriais, kuriuos įkrauti pakanka vos 2 kartus per metus. O jeigu klasės langams būtų pasirinktos medinės žaliuzės, kokias patarė rinktis Ernesta? Būna arba 5 cm pločio, arba būna 2,5 cm pločio. Tai kadangi čia dideli langai, tai gražiau, kai jos yra platesnės, didesnės, jos ir tokios truputį prabangos priduoda tai patalpai. Nu tai, o jeigu dedant šitas medinės žaliuzės, į kiekvieną langą po vieną turėtų, ar per tuos 2 langus vieną eitų? Galima daryti ir vieną didelę, tarkim, kaip yra pas jūs tokie 2 langai, tai tiesiog čia viena didelė ir tokios 4 didelės pačios žaliuzės. Medinę žaliuzę siūlyčiau čia daryti tuomet tik iki palangės, nes jos yra šiaip nepigus dalykas. Ir kadangi jos pačios yra sunkios iš savęs, jeigu mes jas nuleistumėm iki žemės, jos būtų labai sunkios ir sunku jas tuomet sukelti į viršų būtų. O jeigu renkamės užuolaidas, tai vienareikšmiškai, aišku, užuolaidos būna nuo viršaus iki apačios ir būna dailiau gražiau, nes jums užsidengia ir radiatoriai, kas nėra puošmena.
einam dabar apie tą žaliusias. Jeigu grindys pas mus, nes tai yra numatyta, kad grindys turėtų būti tamsiai pilkšvos, tai žaliuzės turėtų būti lygiai taip pat pagal grindų spalvą derintas ar pagal sieną. Žaliuzės labiau siūlyčiau vis tiek derinti prie sienos spalvos, nes jos ir nesilies su grindimis. Jos, kad būtų daugiau vis tiek, išlaikytų vienodą spalvą, tai daugiau derinti prie sienos spalvos. Taip. Jo, tai ką, Ernesta, labai ačiū už patarimus, per posėdį spręsim, ką darysim, skaičiuosim, žiūrėsim ir gal prie to pačio, pasinaudodama tą progą, galėtumėt laidos žiūrovam kažką tai patarti. Visąlaik klientams patariu susitikti ar bent jau susiskambinti su užuolaidų dizaineriu prieš viską įsirengiant, kad tarkim nebūtų taip kaip pas jus situacija, kad norime elektrinį užuolaidą, bet man nėra atmesta laidų varikliai, aptarti, kokias gali būti galimybės, kokie reikalingi mechanizmai, kaip viskas turi būti paruošta, nišą kokio pločio daryti, kad užuolaidos gražiai kristų ir netrukdytų viena kitai. O jau sekantis susitikimas reikalingas, kada jau yra žinoma, kokios bus grindys, sienos ar bent jau minkšti baldai, kad galėtume pagal tai tada parinkti audinį, kad tikrai viskas dėrėtų, būtų gražu ir, kaip sakau, išlaikyti harmoniją visoje patalpoje. Kad ir kuo Kėdainių profesinio rengimo centras nutartų dengti langus, užuolaidomis ar žaliuzėmis, su Ernesta jie tikrai nepražus. Kadangi, kai kabinau užuolaidas, jau nebebuvo televizijos kamerų, tai truputį turiu tokį, kaip sakau, telefonus filmuotą video, pasileidžiu. Tiesiog noriu parodyti trumpai rezultatą, kas gavosi. Tiesiog tada nuotrauka, kai pakabinome elektra valdomas užuolaidas, blekaudinės, kas šitoje patalpoje buvo labai smagu. O čia yra mano QR kodas, kurį kviečiu visus nuskanuoti, nes tai yra mano nuoroda į Instagram puslapį, kurį vedu ir kviečiu pasiekti, pamatysite, kaip aš atrodau kasdienybėje, kokie mano projektai, kaip jie įgyvendinami, įvairūs patarimai. Tai turbūt būtų tiek. Ačiū visiems už dėmesį.